bazėje vienas kviečia pavyzdį, girdit? Pačios pratybos vyksta ne tik čia, kur mes randamės Valčiūnuose, Vilniaus rajone, ir mes matome įvairias pajėgas vykdančius gyventojų evakavimo svarbus veiksmus, bet pratybos nuo 9 valandos iki 11 valandos vyko ir įvairiose institucijose ir įvairių institucijų, savivaldybių, operacijų centruose. Nuo 9 valandos ryto iki pat 11 valandos vyko sąlygų įvedinėjimas. Vyksta veiksmas toliau su pirminė auditorija, su tais žmonėmis, kurie yra evakuojami, kuriuos registruoja, kuriuos nušvarina, kuriuos išlydi ir apgyvendina kolektyvinės apsaugos statiniuose. Kuo daugiau, kuo toliau, tuo labiau pats pasaulis diktuoja tokias mums sąlygas, kaip prisimenam COVID ar ne, karas Ukrainoje, kai mes suprantame, kad civilinė sauga yra labai svarbi. Dėl tos pačios civilinės saugos arba pasirinkimo ekstremaliosiams situacijoms mes suprantame, kad kartais mums patiems trūksta įgūdžių. Todėl pratybos yra vienas iš būdų, kaip mūsų pasirinkimą arba tas žinias, kurias mes žinom, išbandyti. Todėl pratybos yra labai puiki erdvė, vieta, tas visus savo įgūdžius sukauptus, kuriuos mes žinome pasidėję dokumentuose, savo galbūt galvose, išbandyti. Todėl tų pratybų vyksta ir daugiau. Ir mes manome, kad šios pratybos irgi taip pat viena iš tokių, tikrai puikių galimybių daugelį institucijų suvykti į vieną vietą ir išsibandyti būtent koordinavimą. Priartini situaciją prie realios ir kai reikia tau išbandyti tą sąveiką, kurią tu kažkur turėjai pas save galvoje, automatiškai tampa ganėtinai sudėtingiau. Todėl pratybos čia, kas vyksta, yra tikrai vienas iš tų daugelių dalykų, kurios vis labiau ir labiau yra naudojamas ir nuo šių metų, 23 metų pasikeitus krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymui, pratybų ateityje tikrai bus dar daugiau, sąveikos dar daugiau. Tikrai mes bendradarbiausim tarp įvairių tarnybų, tarp Lietuvos kariuomenės vienetų, tarp Šaulių sąjungos, tarp visų savanoriškų nevyriausybinių organizacijų, tarp įvairių institucijų, tarp savivaldybių daugiau ir daugiau. Pažindami vieni kitus per pratybas, per nelaimės mes iš tikrųjų būsim labiau pasiruošę. Labai džiaugiamės, kad pratybose tikrai labai ganėtinai stambiu mastu sutiko dalyvauti Lietuvos Šaulių sąjunga. Ir džiaugiamės šitais partneriais, kurie iš tikrųjų vaidina labai svarbų vaidmenį. Tikrai apie 50 iš tikrųjų šaulių atvyko, skyrė savo laiką tiems įgūdžiams ir mums, ir visiems čia dalyvaujantiems tam, kad mes pabandytumėm, prasitreniruotumėm gyventojų evakavimo procesą. O kuo jisai įdomus yra? Tuom, kad iš terštos zonos Vilniaus rajone, kurią mes čia imituojame, tie gyventojai praeina visą gyventojų evakavimo procesą. Jie yra peržiūrimi, nušvarinami, jeigu tas reikalingas, suteikiama pirmoji psichologinė pagalba ir šauliai čia labai vaidina svarbu vaidmenį. Mes džiaugiamės, kad jie turi ir patys gali vertinti savo veiklą, turim tarp jų tarpe vertintojų, turim tarp jų stebėtojų, tikime, kad po pratybų bus ir grįžtamasis ryšys ir mes dar labiau suartėsim, nes, kaip žinia, su Šaulių sąjunga mes turim labai daug veiklų civilinės saugos srityje. Mes vienas kitą turėtumėm papildyti, būti labiau artimesni, todėl pratybos ir dalyvavimas kartu vieni su kitais yra puikiai proga pažinti vienus kitus. Todėl džiaugiamės labai jūsų dalyvavimą ir esame dėkingi jums už tai.